Nori tobulo vyro? Paklausyk labai atidžiai. Moterys dažnai sako, aš noriu tikro vyro. Stipraus, vyriško, atsakingo, lyderio, ambicingo, kuris turi savo aiškių tikslų. Tokio, šalia kurio saugu, kaip už sienos, su stipria bicke. Bet po minutės dar jos priduria ir dar, kad būtų labai jautrus, kad skaitytų mano emocijas, mano jausmus, kad viską suprastų iš pusę žodžio arba netgi geriau be žodžių, kad būtų kaip asmeninis psichologas, kad būtų empatiškas, švelnus, labai mylėtų vaikus. Ir dabar nemalonioji dalis. Tai praktiškai neįmanoma, nes tos savybės viena kitai prieštarauja. Emocinis jautrumas, intuicija, gilus emocijų skaitimas tai labiau moteriškos švelnios savybės. Ir daugumai vyrų tai apskritai visiškai neįmanoma arba labai sunkiai pasiekiama. Arba vyras yra atsakingas, stiprus lyderis, arba jautrus, emocionalus ir geros širdies. Jei vyras verkia su tavim žiūrėdamas melodramą, jis greičiausiai nebus tas, kuris duosi snukį bičiui prie naktinio klubo, vien už tai, kad jis į tave pažiūrėjo. O jei vyras stiprus, ryžtingas, kietas, jis nebus toks jautrus, kad gebėtų narplioti tavo emocijas, kaip geriausia tavo draugė. Todėl prašau, nusiimk tuos rožinius sakinius, nes tobulo vyro nėra. Tokio, kuris būtų 100% ir vyriškas, ir 100% jautrus, gamtoje tiesiog nėra. O jeigu ir būtų, tikrai visoms neužtektų. Tad vietoje svajonių geriau paklausk savęs, ko aš iš tikrųjų noriu. Saugumo savo ir šeimai, ar gero jautraus pašnekovo? Ir ar iš vis, ar aš suprantu, kad ką matau Instagrame yra visiškas melas, o ne realus gyvenimas. Todėl priimk vieną paprastą tiesą. Tobulo tu nerasi. Bet tinkamą rasti tu tikrai gali. Kaip? Pažiūrėk mano online kursą, kurį parašiau būtent tau šią temą. Kaip rasti gerą vyrą.